Tai Inga, jūs galite tęsti, komiteto nariai dalyvauja, transliacija paleista. Gerai. Tai tęsiant apie savivaldybės skiriamą finansavimą, tai buvo 22 metais skirtas dalinis finansavimas ir iš sveikatinimo projektų, tai Jovaro ir Salduvės progimnazijos mokiniai vyko į lengvosios atletikos maniežą savivaldybės biudžeto lėšomis, o nuo 23 metų papildomai buvo skirta lėšų ir mokinių pavėžėjimui į plaukimo pamokas, nors veikla buvo vykdoma ir 22 metais, bet tik tai 23 metais buvo numatyti pinigai. Taip pat savivaldybės strateginėme veiklos plane yra numatyta priemonė kaip atstovavimas miestui šalies ir tarptautinėse renginiuose, garsinant miesto vardą. Ir prie rodiklių yra numatyta, kad yra dalyvavimas olimpiadose, tačiau iš tikrųjų lėšų šios priemonės dalyvavimo olimpiadose neskirta, yra skirta tiesiog švietimo centrui, jie veža į olimpiadas, kai kurios įstaigos pačios organizuojasi mokinių vykimą. Taip pat, tačiau buvo skirta 2 įstaigoms vykti į renginius iš šios priemonės pagal atskirus prašymus. Tai turėjome pastabą, kad iš tikrųjų šiai priemonei reikėtų numatyti tinkamas veiklas ir rodiklius, kurie būtent būtų skirti atstovauti miestui, nes dabar nėra visiškai aišku, kokia veikla buvo skirta šiai daliai priemonės. Taip pat vertiname švietimo centro veiklą, tai švietimo centras turėjo 3 techniškai tvarkingas transporto priemonės, su kuriamis galėjo teikti transporto nuomos paslaugas. Ir pastebėjome, kad iš tikrųjų švietimo centro nuomos paslaugų įkainiai yra žymiai mažesni negu kitų privačių vežėjų. Ir įstaigos gaunamos pajamos iš tikrųjų iš nuomos nepadengia pagrindinių sąnaudų susijusių su paslaugų teikimu. Ir įkainiai nesikeitė nuo 2015 metų ir plus naujai patvirtinti įkainiai įtraukia ir dienpinigius, ir kelių mokestį. Anksčiau buvo mokama papildomai, tai iš tikrųjų tie įkainiai dar ir sumažėjo. Taip pat nustatėme nemažai švietimo centre transporto nuomos paslaugų teikimo organizavimo ir kontrolės trūkumų. Tai iš tikrųjų ir paslaugų priėmimo perdavimo aktai buvo teikiami pavėluotai, kai kuriais atvejais buvo vykdytos kelionės, tačiau sąskaitos faktūros niekam neišrašytos. Trūko iš tikrųjų pačio transporto kontrolės priemonių. Tačiau turiu pastebėti, kad švietimo centras ir audito metu jau ėmėsi priemonių ir padarė tikrai pažangą, jie daug ką susitvarkė, pasikeitė tvarkas, iš tikrųjų nusipirko ir tachografą, ir transporto užimtumas skelbė savo svetainėje interneto, iš tikrųjų, kad įstaigos galėtų matyti, ar gali pasinaudoti jų paslaugom. Tai iš tikrųjų jau audito metu padaryta buvo nemažai. Tai audito ataskaitoje pateikėme 35 rekomendacijas, ir iš kurių tikrai nemažai švietimo centras jau įgyvendino. Dar atlikome vieną auditą, tai buvo atitikties auditas. Vertiname socialinių įstaigų darbo apmokėjimo sistemas. Prieš keletą metų vertinome švietimo įstaigų darbo apmokėjimo sistemas, tai šiemet pasirinkome socialinės įstaigas pasižiūrėti, nes iš tikrųjų girdėjome, kad maži atlyginimai, kad mažiausi atlyginimai, daug visokių kalbų ir keitėsi nemažai tvarkų ir buvo skirtos papildomos lėšos ir iš valstybės biudžeto skiriama nemažai pinigų. Tai todėl nusprendėme pasižiūrėti ir žiūrėjome, ar darbo apmokėjimo tvarkos atitinka būtent įstatymų reikalavimus, ar pats nustatytas darbo užmokestis darbuotojams atitinka teisės aktų nuostatas, ir taip pat žiūrėjome, ar ta pati lėšų skirimo metodika iš savivaldybės biudžeto atitinka įstaigų darbo specifiką. Tai
darbo apmokėjimo sistemose kažkokių reikšmingų neatitikimų nenustatėme. Turėjome pastabų šiek tiek dėl pareiginės algos pastoviosios dalies kriterijų nustatymo, dėl konkrečių dydžių aprašymo, kai nebuvo aiškiai aprašyti, sakykime, priemokų premijų skirimo atvejai ar dydžiai. Tačiau pačios sistemos tikrai nebuvo kažkokios labai blogos. Tai turime pastebėti, kad globos namuose tai pastabų dėl darbo apmokėjimo sistemos neturėjome, nes tiesiog taip atsitiko, kad ankstesnių auditų metu, konsoliduoto ataskaitų metu buvome įvertinę ir teikę pastabų, tai jie tikrai atsižvelgia į rekomendacijas ir audito atlikimo laikotarpiu jau buvo viskas susitvarkę. Vertinant socialinių paslaugų darbo užmokesčio koeficientų nustatymą patį, tai iš tikrųjų matėm, kad pagal teisės aktų reikalavimus yra nustatomi minimalūs dydžiai ir pagal įstatymą yra privaloma jiems nustatyti minimalų plus 30%. Tai tokie ir būdavo nustatyti tie pastoviosios dalies koeficientai. Ir tada jau papildomai skiriamos įvertinus ar kintamosios dalys, ar priemokos, ar premijos, ar darbas mokėjimas už darbą švenčių dienomis, ar naktinį darbą. Tai kažkokių tai sisteminių trūkumų taip pat nenustatėme, pavieniai atvejai, kai juos pateikėme įstaigom, tai įstaigos irgi turėtų pasitaisyti. Įdomu pastebėti, kad daugeliu atveju buvo nustatyti mažesni koeficientai, nedidesni. Tai dėl maksimalių asignavimų skiriamų biudžetinėm įstaigom skaičiavimo tvarkos savivaldybėje patvirtintos, tai iš tikrųjų 22 metais patvirtinta metodika ne visiškai atitiko socialinių įstaigų darbo specifiką. 23 metais audito metu ta pati tvarka buvo keista ir tikslinta, tačiau mes vis tiek siūlėme tiksliau apibrėžti, kokiais atvejais yra mažinami apskaičiuoti asignavimai, atsižvelgiant į gautas valstybės tikslinės dotacijas, nes tai vis tiek ta pati veikla yra finansuojama. Taip pat siūlėme apsvarstyti galimybę atsižvelgti į įstaigų pajamų dydžius, nes metų eigoje įstaigos po kelis kartus tikslina planą ir iš tikrųjų nemažai gauna ir iš pajamų lėšų. Taip pat apsvarstant apmokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis ir nakties ir viršvalandinį darbo poreikį, parengti kriterijus, atsižvelgiant būtent kiek yra etatų, kiek yra paslaugų teikiama iš savivaldybės biudžeto, nes tai iš tikrųjų esminis klausimas, kiek lėšų skiriama būtent etatų išlaikymui iš savivaldybės biudžeto. Taip pat vertiname, ar įstaigos skiria pakankamai lėšų socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Tai matėme taip pat, kad jie planuoja minimaliai, tačiau metų eigoje jie darbuotojams leidžia kelti kvalifikaciją ir tikrai kvalifikacija kelta, tačiau buvo apmokama iš pajamų lėšų ir ar valstybės biudžeto lėšų. Taip pat matėme, kad ir lyginame, kad kai kurios, sakykime, yra pareigybės finansuojamas iš savivaldybės biudžeto, kai kurios iš valstybės biudžeto ir matėme, kad iš valstybės biudžeto iš tikrųjų finansuojamas pareigybės yra geriau apmokamos, valstybė daugiau skiria lėšų jiems ir nežinau, kodėl taip yra, bet tiesiog tokį palyginimą darėme. Taip pat valstybė pastoviai skiria kiekvienais metais nuo 19, man atrodo, metų skiria būtent darbo užmokesčio padidinimui lėšas ir nustatėme, kad 22 metais, tarkim, ne visos įstaigos pasinaudojo valstybės skirtų finansavimu. Tai motyvuodamos to, kad joms užtenka savivaldybės biudžeto lėšų būtent tiems minimaliems koeficientams didinti bei
pareiginės algos baziniams dydžiams padidinti. Tai lėšos buvo skirtos tik tai 2 įstaigoms. Ir taip pat norėjome pasižiūrėti, kaip Šiaulių miesto savivaldybės socialiniai darbuotojai atrodo Lietuvos mastu. Iš tikrųjų, bandėme rinkti informaciją kitų savivaldybių įstaigų interneto svetainėse, bet informacija yra labai pateikiama nevienodai ir, sakykime, negalima pareigybę su pareigybė palyginti, kai kur yra, sakykime, vis tiek yra teikiamas vidutinis ir kas į tą vidutinį įeina, ar priedai, priemokos. Tai iš tikrųjų rėmėmės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos statistinė informacija ir pagal ją Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų darbo užmokestis iš tikrųjų patenka tarp 37 savivaldybių, kur darbuotojai gauna į rankas daugiau nei 1000 eurų. Tai tokie audito rezultatai. Taip pat teikiame iš tikrųjų administracijai irgi rekomendaciją dėl maksimalių asignavimų skyrimo tvarkos tobulinimo. Yra numatytos priemonės, kaip jie tai padarys. Šiuo metu atliekame kitą atitikties auditą, tai švietimo pagalbos organizavimas. Tai kol kas rezultatų neturime, bet jau einame į pabaigą. Iš tikrųjų rengiame audito ataskaitos projektą. Taip pat pagal planą ir pagal vietos savivaldos įstatymo reikalavimus 23 metais teikiame 2 išvadas dėl savivaldybės finansinių įsipareigojimų prisiėmimo ir dėl viešo ir privataus sektorių partnerystės projekto. Tai tokie pagrindiniai darbai 23 metais kol kas atlikti. Ačiū. Ar kolegos norit paklausti, ką nors? Tai prašom, Martynai. Tai ačiū gerbiama Inga už pristatymą. Aš tik norėjau paprašyti, gal būtų galima kitą kartą tą patį pristatymą kažkaip sudėti skaidrės ir labai labiau koncentruotą, kad mes matytumėm ir skaičius ir panašiai padaryti. Nes ačiū už tas visas detalės, bet kažkaip norėtųsi iš jūsų irgi išgirsti esminius dalykus, kur jūs matot problemas. Nes čia dabar turbūt papasakojot visas problemas, kurias šiandien pastebėjot, bet vienos turbūt yra svarbesnės, kitos mažiau svarbios. Tai čia vienas prašymas, o kitas, tai gal galit pasidalinti tais skaičiukais, kur sakė tas kategorijos kažkur iš savivaldybės daugiau, iš savivaldybės mažiau, iš valstybės daugiau. Apie kurias, ar aš čia praleidau, aš tam tai nemačiau tam dokumentą. Skaičiukais? Jo. Tai yra socialinės priežiūros darbuotojai, iš tikrųjų jie yra... Jo, bet jūs gal galit mumis irgi supažinti, kad mes žinotumėm, kaip jūs sakot, kad neaišku, kodėl valstybė moka daugiau, tai aš tada kitaip užduočiau klausimą, neaišku, kodėl savivaldybė moka mažiau. Tai žinot. Tai todėl iš tikrųjų turėtų būti ta metodika ir įvertinta, kiek, sakykim, savivaldybės socialinių paslaugų srities įstaigose yra darbuotojų finansuojamų iš savivaldybės biudžetų. Labai tiksliai reikėtų įvertinti, kokie darbuotojai ir tada būtų galima palyginti. Iš tikrųjų labai aiškių statistinių duomenų audito metu negavome, pasakysiu kodėl. Todėl, kad iš tikrųjų pareigybių sąrašai yra tvirtinami ir mes prašome tokių skaičių pagal, sakykim, finansavimo šaltinius. Apskaitos centras skaičiuoja pagal nustatytus, sakykime, darbo užmokesčio koeficientus konkretiem darbuotojams darbo užmokestį, bet metų eigoje, neturėdami, sakykime, vieno šaltinio lėšų, jie arba gavę papildomų lėšų, jie keičia finansavimo šaltinį ir, sakykime, palyginti, kuris darbuotojas konkrečiai iš kokio šaltinio gavo finansavimą, sakykime, už visus metus, nėra galimybės. Todėl mes siūlom pradžiai bent jau reglamentuoti, kiek yra, sakykime, iš savivaldybės biudžeto. Gal tada atsiras aiškumas ir dėl valstybės biudžeto finansuojamo etatų ir tada bus galima labai aiškiai pamatyti. Gerai, ačiū. Turiu tokį klausimą, o jūs, pavyzdžiui, įtikina toks paaiškinimas, kad nepretenduoja į valstybės lėšas, nes minimaliems rodikliams įgyvendinti užtenka savivaldybės lėšų. Iš tikrųjų, jie tai paaiškino, bet manęs tai šiek tiek keista buvo. Tikrai keista, nes
Nes žinant ir mūsų, tarkim, kad ir mero, arba apskritai, politika, tai jeigu yra galimybė pretenduoti valstybės lėšas, tai tu stengiasi kompensuotis arba pretenduoti valstybės lėšas ir rinktis tas. Reiškia, gal trūksta žinių ar kažko, nežinau. Bet tai buvo pačios įstaigos raštas, kad jiems nereikia. Tai tikrai nustebino toksai dalykas, bet tai buvo. Ar kaip jūs, tada dar vienas klausimas, sakot, kad sumažėjo tų visokių netitikčių, tai ar galima teikti tada, kad tas apskaitos centras davė tokį impulsą, sakykime, vieningą sistemą tai tvarkai? Nes, pavyzdžiui, jeigu yra vieninga sistema, tai vyksta pagal vieną sistemą, jau nebe skirtingai interpretuoja įstaigos, nors matom dar atvejų ir aš pasižiūrėjau, pavyzdžiui, tų praėjusių, šių metų Liepos mėnesį jūsų parengtą tą konsoliduotą ataskaitų rinkinį, tai ten matau irgi, kad yra ir darbuotojams nepriskaičiuoti atlyginimai, šešiem neišmokėta pinigų, ten koeficientai mažesni taikyti, tai reiškia įstaigų darbuotojus yra nepagrįstai išmokėta premija kažko už kažką, neaišku, ką mokyklos vedėjai, tai tokių atvejų yra. Tai reiškia, kad dar turi direktoriai, įstaigų vadovai reikia galimybės kažkaip pasakyti. Tai aš galvočiau, kad vis tiek tos kokybės ir šiek tiek ir kontrolės atsirado tikrai daugiau ir tos tvarkos tikrai yra. Aišku, nėra viskas dar labai idealu ir tobula ir tobulėti tikrai yra kur ir tikrai teikiam pastabų nemažai ir apskaitos centrui ir vėl kaip ir raginam pastoviai bendrauti įstaigas, su apskaitos centru bendrauti, nes jie labai turi operatyviai ir labai tiksliai keistis informaciją, kad būtų viskas tinkamai atvaizduota ir tinkamai panaudota, nes čia iš tikrųjų ne tik apskaitos centro darbas, bet ir įstaigos, iš tikrųjų, kaip jie pateikia informaciją. Nežinau, gal galiu Vinco paklausti, tikriausiai jūs dabar direktorių pavaduojat. O buvo paminėta, kad yra parengti tik 4 planai mokyklose dėl transportavimo vaikų, aš taip supratau, pervežimų. Dėl pažintinės veiklos organizavimo ir profesinio orientavimo. Supratau, ar kažkokie yra judesiai, ta linkme padaryti, tos mokyklos irgi organizuotų, rengti. Šiaip labai blogai girdžiu, jeigu taip, nežinau, Zakirai, vos suprantu, ką sakai beveik. Tai jeigu trumpai, tai, ką auditorius sakė, tai kas liečia švietimo centrą, tai tikrai, jau kaip ir paminėjo, jau auditų metu didžiąją dalį viskas buvo eigoj tvarkoma ir tikrai visos rekomendacijos, ką rašė auditas, bus įgyvendintos šiais metais ir situacija tikrai galbūt nauja direktorė, bet kažkiek gal nežinojau, gal iš seno vyko tokios procedūros, tai tikrai tam procese dalyvauju ir manau, kad tikiuosi, kad šiais metais tikrai viską tvarkysim. Dėl socialinių paslaugų, jeigu trumpai, tai kai kurie klausimai man dar neaiškus, nenoriu nei jūsų klaidinti, nei pats neteisybę pasakyti, bet būtent dėl darbo užmokesčio atlyginimų, tai su apskaitos centru truputį vyksta diskusija, turėtume išsiaiškinti tą situaciją iki galo. Vieni ant kitų, jeigu taip galima sakyti, vieni taip sako, kiti taip sako, tai dabar grįžo direktorius iš atostogų, tikėtina, kad mes kažkur rugsėjo vidury susėsim ir tą klausimą galutinai sudėliosim. Tai dar kontrolierė, ar dabar geriau girdisi? Jo, dabar gerai girdžiu. Kontrolierė paminėjo, kad 4 mokymo įstaigas turi planus profesiniam orientavimui ir pažintiniai veiklai. Gal turėsit galimybę? Klausimą, žinokit, neatsakysiu, pasižymėjau aš jį. Labai keistai man skamba, kažkas ne taip turėtų. Taip neturėtų būti, galiu pasakyti iš karto. Bet tą klausimą galėsiu sakyti vėliau dėl 4 mokyklų, kodėl taip yra.
tai tikrai tiek smulkiai nežinau. Ir, jūs paminėjot, kad švietimo centras įsigijo tachografą, bet vis tiek tų savo įkainių nepadidino, aš kaip suprantu kol kas. Ta prasme, pajamos dar nedengė sąnaudų. Į tarybą ruošiamas tarybos sprendimą, projektas, eis į tarybą dėl įkainių padidinimo. Supratau. Tai ačiū, nežinau, dar turit kas nors klausimą. Realiai, daug yra informacijos pateikta toj konsoliduoto ataskaitų rinkiny ir rekomendacijos ir nustatyti trūkumai. Tikrai verta paskaityti, kad žinotume miesto situaciją, ta prasme, kad įstaigos, kad, kokie esam realiai, nes dažnai save mėgstam piešti geriau, bet tikrai turime dar kur pasitempti. Ypatingai, man, nežinau, ne tai, kad skaudu, bet nemalonu galbūt buvo skaityti, kad savotiškai nuskriaudėm kelis darbuotojus ten išmokėdami jiem priklausančio atlyginimo, nes neteisingai buvo paskaičiuota. Aš atsiprašau, bet jiems bus atitaisyta. Jo, žinau, aš paklausiau administracijos direktorius, atrašė, kad iki gruodžio 31 bus sumokėta. Apskaitos centras taiso tas klaidas ir bus ištaisyta. Tai Martynai, prašom. Atsiprašau, Roma norėjau paklausti, jau galima tada išėlės. Roma, jo. Aš tiesiog gavau atsakymą, norėjau paklausti, ar tie darbuotojai bus kompensuota jų tą darbo užmokestis, nes čia kažkaip tai labai neskaniai atrodo iš tikrųjų. Bet prie to paties dar noriu paklausti, mačiau labai ten, skaičius labai akcentavot, kad ten 257, jeigu neklystu, rekomendacijas, čia bendrai turbūt, aš suprantu, tiek suteikėt. Tai tiesiog jūs turbūt kiekviena įstaigai sukonkretinot šitas ataskaitas, o šiaip tai grįžtamą ryšį jūs turbūt ir terminus nurodėt labai aiškiai, kada, kaip turi atsakyti. Ir jos vykdymas, kaip dabar jisai, pavyzdžiui, jau, kiek suprantu, nemažai vykdo, bet tikėtina, kad iki metų pabaigos turėtų būti terminai. Taip, iš tikrųjų turim, ne šiai dienai, šiek tiek anksčiau rinkomės tą informaciją, rinkomės iš tikrųjų ir audito metu rinkomės, tai kai kurios rekomendacijos buvo iš karto įgyvendintos, dabar galvoju, birželio 30, gal 89 jau buvo įgyvendintos ir toliau mes sekam tą informaciją, tikrai turim ir laukiam iš įstaigų su pagrindžiančiais dokumentais tos informacijos, kada jie įgyvendins. Tikrai kontroliuojam šitą dalyką, rekomendacijų įgyvendinimą ir tikrai jos šiais metais bus įgyvendinami. Supratau. Mes negirdim, atrodo, aš bet jų negirdžiu. Aš dar, jeigu galima, pirmininkę klausimą. Žinoma. Tai aš, Inga, irgi norėjau paklausti, kažkada buvau, nežinau, ne jūsų taryboje kažko kitą klausęs, pavyzdžiui, ten tas pats transporto ūkis visas, šiuo atveju ten švietimo centras. Tai o jūs turite informaciją, kaip jis yra panaudojamas, kiek išnaudojamas, tai toks gal geresnis žodis, kiek ten tų kilometrų yra pravažiuojama. Nes mes dabar sakom, kad čia norim branginti, tai gal ten iš vis per savaitę 2 kartų yra važiuojama, tai pabranginsim, 1 kartą važiuos ir visi būsim patenkinti su didesniais įkainiais. Nors realiai visas tas turtas bus nepanaudojamas, nes aš pamenu, kai kažkada švietimo centras pardavinėjo, dabar nepamenu, kažkokį tai automobilį ir irgi atsimenu komitete klausiau, kuris ten per 10 metų nuvažiavęs buvo ar ten 220 000 kilometrų, kas yra beprotiškai mažai, tai tikrai jeigu tu tik tai nuvažiuoji per metus 20 000 kilometrų, tai klausimas, ar reikia iš viso atskiro autobusiuko, ar tu gali tokią paslaugą pirkti iš išorės. Tai ar turit jūs tokią informaciją? Tai iš tikrųjų turim tą informaciją ir 22 metais buvo nuvažiuota 19 130. Jo, tai jūs man neskykit, kiek, aš nežinau, kas tas 19 000 kelio mašinom ir taip toliau. Tai čia man nieko nepasako, man pasakytų, jeigu jūs sakytumėt, kad iš 30 dienų per metus važiuoja 22 dienas. Tai tada būtų atsakymas, o kad ten 19 000 nuvažiavo, tai čia nelabai ką pasako. Tai tokią informaciją galėtumėt pasidalinti, šiaip man įdomu, nes aš visada iš Jasūnovo prašau
išsiaiškinti, kai mes ten vis kažkokia įstaigai perkam po automobilį, po autobusiuką, nes visi nori turėti savo, o net neįsivertinam, ar jie ten važiuoja ar stovi. Mes iš tikrųjų audito ataskaitoj teikiam ir audito ataskaitas jūs turėjot visas gauti mūsų ir transporto naudojimo ataskaitoje yra tie duomenys. Yra tiek, aš tik gal praleidau, gerai pasižiūrėsiu tada. Ir kiek kartų yra teiktos paslaugos yra. Gerai, pasižiūrėsiu. Galiu pasakyti. Ne, tai nesvarbu, nesakykit, pasižiūrėsim, ačiū. Netrukdom laiko. Šiaip jeigu papildant, tai galiu pasakyti, kad vyksta svarstymas, ar tikrai verta laikyti tos autobusus, jų draudimai, vairuotojai, tiek apžiūros, kelionės ir taip toliau. Labai tikėtina, kad ta paslauga visumoje yra pigiau pirkti iš paslaugos teikėjų negu švietimo centrui laikyti autobusą. Vadinai, jūs esat link tiesos tos, kad tikrai dar galutinio sprendimo nėra, bet linkstame tai, kad ko gero tie autobusai jau, kuriuos turime, arba reikia pirkti naujus, arba jų susidėjimas ir jų remontas brangiai kainuoja, tai viską sudėjus tikslingiau būtų paslauga įstaigom pirkti iš paslaugos teikėjo, ne kad švietimo centras suteikti. Jeigu niekas daugiau neturi ką paklausti, tada galim prie sekančio, prie kito klausimo. Aš nežinau, Simona, o kažkaip anksčiau ar balsuodavom dėl to klausimo? Ne, balsuoti nereikia, nes čia tiesiog informacijos pateikimo prašė komitetas, tai čia yra nesprendimo projektas. Gerai. Tai tada antras klausimas, iš tikrųjų, jeigu matėt, irgi pateikiau ir lyginamai variantą ir kaip keistųsi mūsų planas, tai iš tikrųjų įtakojo tą ir viešoje erdvėje plačiai aptariama situacija ir mes gavom ir specialiųjų tyrimų tarnybos ir prokuratūros įpareigojimą atlikti 19 metų iki 23 metų pirmo ketvirčio tarybos narių išlaidų audito procedūras, būtent atitikties audito procedūras atlikinėtume, vertindami, kiek tos išlaidos atitinka teisės aktus. Iš tikrųjų, specialiųjų tyrimų tarnyba yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą ir mes prokuratūros įpareigojimą gavom jau gegužės 29 dieną. Tai atsižvelgdami į jų raštą, į jų prašymą, dalinį vertinimą, 22 metų vertinimą atlikom savivaldybės konsoliduoto ataskaitų audito metu, tačiau informacijos negalim teikti, todėl kad esam pasirašę įpareigojimą neatskleisti informacijos. Tai iš tikrųjų būtų taip, kad atliktume auditą, pateiktume prokuratūrai informaciją ir vėl atskleisti ir niekam pasakot negalėtume. Tai va, toks yra prašymas ir kadangi vėl tam yra reikalingas laikas, tai prašome vėlinti mūsų kitą audito atlikimo laiką, nes jau nebespėtume šiemet atlikti. Būtent miesto viešųjų erdvių priežiūros vertinimą, bet jau nusikeltų tas auditas į kitus metus. O tiesiog įdomumo, tai dabar STT jūsų prašo dar kartą auditą atlikti? Prokuratūra mūsų prašo atlikti auditą. Supratau, ta prasme, kad jų darbas. Taip yra, iš tikrųjų dabar tarybos narių išlaidas vertina ir STT, ir prokuratūra, ir dar ir mūsų prašo atlikti auditą. Tai kiek suprantu, lygins paskiau, kas padarė klaidas. Bet jūs, jeigu supratau, iki metų pabaigos turite įpareigojimą, taip? Mes iš tikrųjų tarėmės, tai iki metų pabaigos reikėtų atlikti, bet planuojam ten porą mėnesių dabar. Gal šiek tiek ilgiau išeitų, nes iš tikrųjų laikotarpis pakankamai ilgas yra. Jūs, ta prasme, turite įpareigojimą iš prokuratūros? Taip.
Taip, iš prokuratūros turim pagal prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 3 dalį turim įpareigojimų. Aišku. Tai, nežinau, kolegos. Aš turiu klausimą. Aš norėjau paklausti, Inga, o tai dabar tas čia va gaudot, jūs papildomai rašo dėl to, kad čia gavot įpareigojimą, bet ten kažkokių kitų dalykų, tai mes, jeigu ten norim kažkokių klausimų, kurie būtų pasvarstyti, tai čia jau reiktų galvoti apie juos kitų metų plane, kaip suprantu, ar ne? Nu, ta prasme, daugiau jūs nieko šiais metais jų plane nieko nebekeisit. Ne. Ką esat nusimatę daryti, tą ir darot, o naujai kažko tai nebeįtraukinėjom, ar ne? Jau bus įtraukinėjami į kitų metų planą. Ok, supratau, ačiū. Tai o mes kitų metų planą, ten iki kažkada lauksim pasiūlymų iš tarybos narių ir tada svarstysim ir čia komitete. Ačiū. Lapkričio pradžioje turėtumėm svarstyti. Lapkričio pradžioje kitų metų planą. Ja, supratau, ačiū. Ja. Tai nežinau, kolegas, jeigu turėsit kažkokių pasiūlymų konkrečių, pasižiūrėkite tą planą atsiųstą. Ir jeigu kažkokių norit pateikti pasiūlymų dėl audito atlikimo, tai tada pateikit, labai lauksim, galėtume produktyviai dirbti miesto gerinti įstaigų darbo veiklą ir taip toliau. O dabar aš nežinau, tada siūlau pritarti kontrolierės prašymui atidėti vieną perkelti, ne, taip vadinkim, vieną priemonę, vieną auditą į kitus metus. Taip. Atidėti įvykdymo terminą, taip. Supratau, tai jeigu galima, nežinau, ar Simona esat pasiruošęs balsavimui. Aš, jeigu jūs luktartumėt, aš taip pat parašyčiau ir jūs galėsite pabalsuoti. Tai aš tik tiesiog noriu patikslinti, kad klausimą formuluoju dėl termino atidėjimo, taip? Dėl kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano tikslinimo ir papildymo, nes tikslinasi data ir pasipildo būtent tuo nauju atitikties auditu. Taip pat. Skelbiu balsavimą. Visi balsavo už. Vieną klausimą dėl krepšinio klubo Šiauliai finansavimo. Kalbėjau su administracijos direktorium, sakė, deleguos gerbiamą Gintarą pristatyti, parinkti pristatymą ir pristatyti komiteto nariam. Tai prašau, Gintarai. Labą dieną. Gavau tokie skyrius, mes gavom, ko gero, jūsų siųstą tokį paklausimą elektroniniu paštu dėl informacijos pateikimo. Tai galiu pabandyti ir atsakyti tos klausimus, kurie yra užduota. Galbūt komiteto nariams gal tas paklausimas, gal man perskaityti, kokį paklausimą gavom ir tada atsakyti, gal taip paprasčiau būtų, kaip jūs taip pritartumėte. Taip, būtų paprasčiau. Jo. Tai gerai, buvom tokį gavę prašymą, kad planuojamas 23 metų rugpjūčio 30 dieną 15 val. Planuojamas kontrolės komiteto posėdis, kuris vyks nuotoliniu būdu. Be numatytų klausimų, kuriuos ruošia ir pristatys savivaldybės kontrolierė, į darbotvarkę pagal opozicijos lyderio prašymą taip pat trauksime klausimą dėl krepšinio klubo Šiauliai finansavimo biudžeto lėšomis, klubo sąsajoje su arenos valdytojais. Prašau persiųsti šį laišką administracijos direktoriui, užtikrinti, kad komiteto posėdžio metu dalyvautų administracijos atstovui, galintis atsakyti į komiteto narių klausimus
apie praėjusių 2-3 metų klubo finansavimą, taip pat kaip naudojamos savivaldybės lėšos, kiek lėšų surinkta iš rėmėjų, kokios rėmėjams pritaikytos lengvatos, kokį atlygį gauna klubo valdybos nariai, jei gauna, į kokią sumą klubas pretenduoja ateinančiems keliems metams, kiek krepšinio klubas Šiauliai mokės arenai už naudojimąsi ją, kas delegavo klubo valdybos narius ir kokiu pagrindu ir taip toliau. Ir kiti klausimai. Tai dabar pabandysiu ir atsakyti panašių tokių rakursų. 21 metai. Krepšinio klubas Šiauliai yra gavęs iš savivaldybės biudžeto 473 tūkstančius eurų, 4773 tūkstančius eurų, iš kurių yra 203,6 euro yra moterų krepšinio komandai. Rėmėjams suteikta lengvata 21 metais, kurie parėmė būtent krepšinio klubą, yra 243,5 tūkstančio eurų. Savivaldybės lėšos pagal pateiktas ataskaitas buvo panaudotos taip. Tai reiškia, galim sakyti, 95% buvo panaudoti klubo žaidėjų kontraktams, treneriams ir asistentams. Kitaip tariant, iš minėtų 469,9 buvo panaudoti būtent tai sričiai. Iš viso sudėjus krepšinio klubas pritraukė rėmėjus, gavo pajamas iš bilietų, subsidijas, atributikos pardavimai, reklamos paslaugoj, žaidėjų transferai pardavimai, buvo gavęs 531,5 eurų. Kitaip tariant, iš savivaldybės biudžeto buvo gauta 463 tūkstančiai, iš rėmėjų ir kitų šaltinių finansavimų buvo pritraukta 531,5 tūkstančių eurų. Arenos nuomai tuo laikotarpį, 21-22 metų laikotarpio, arenai mokėjo klubas, čia kur aš įsirašiau, 54,8 tūkstančių eurų per metus, per sezoną. Ten klubas skaičiuoja sezoną savo 20, nuo Liepos 1 iki Liepos 1 pagal sportinį sezoną. Jeigu ar pasakyti visus dabar metus, porą metų, ar dabar klausimų, gal norėtumėte iš 21 metų užduoti klausimą? Nežinau, jūs negalėtumėte irgi kažkaip tos informaciją būtų buvę gerai gauti prieš posėdį. Dabar įvardinot. Pavyzdžiui, aš turiu klausimų, jūs sakėt 473 ir iš tų 93 panaudota tiesiogiai, ar ne, ten klubo veiklai. O kur kitos lėšos panaudotos? Visos klubo lėšos. Tai gerai, 473,6 eurų buvo gauta iš savivaldybės biudžeto, iš jų 469,9 eurų panaudota kontraktams žaidėjų, treneriams, asistentams, likę 3,7 tūkstančių eurų buvo sumokėta, klubas sumokėjo dalyvių mokesčius ir maistinius. Aš suprantu, bet jūs pats įvardinot, kad 473 tūkstančiai iš savivaldybės biudžeto, plus 531 tūkstantis klubo lėšos, kur patys susirinko, plus 243 tūkstančiai, kur mes atleidom, ar ne? Sakykime, tai klubas nedisponuoja jų, tiesiog taip pat. Taip, tai jos papuola į tuos 531, galim sakyti, netiesiogiai, ar ne? Nes, už tai, kad susirinktų iš rėmėjų, mes atleidžiam nuo nekilnojamo turto mokesčių. Tai visas išlaidas galit pateikti klubo, ne tik tais už tos 473 tūkstančių. Mielai pateiksim, bet mes tokį klausimą buvo, kur savivaldybės lėšos buvo išleistos. Mes tokį klausimą buvom gavę, tai tą klausimą sakyti aš pasiruošęs esu. Jeigu reikia, galėsim pateikti, problemų. Detalizuota ataskaita, kur buvo išleistos, ta prasme, lėšos, visos klubo. Gerai, pasižymėjau, galėsim. Ačiū. Kaip tai būtų, jeigu klausimas, tai tokia kaip lentelė gali būti. Išlaidos ir tai tiesioginės, netiesioginės. Suprantama forma. Paprastai, gerai, mesgi suprantam, kad čia yra darbo užmokestis vadinamas. Tiesiog paprasta ūkinė kalba, kad bet kuris galėtų suprasti tiesiog, kad nekiltų kažkokių keistų klausimų. Ačiū. Gerai, tada jeigu galima perinam į 22 metus. Tai lygiai tą pačią tvarką galiu pasakyti, kad iš savivaldybės 22 metais klubas yra gavęs 499 tūkstančius eurų,
iš jų 24 000 eurų moterų komanda. Skirai. Čia reiškia, kita dalis yra vyrų komanda. Rėmėjams suteikta mokesčių lengvatų kiekis buvo 243,5 tūkstančių eurų. Jeigu galim, kas žymitės, pasitaisykit. Buvo klaidinga suma pasakyta, mano 21 metais mokesčių lengvatų suma buvo 192, jeigu kas pasižymė, tūkstančių eurų. Arba pateiksim paskui raštu, mes, jeigu nereikėtų blaškyti. Tai va. Dar pasikartosiu, reiškia 499 tūkstančiai iš savivaldybės biudžeto ir savivaldybė savo sąskaitą mokesčių lengvatą suteikė rėmėjams 243,5. Čia jau 22 metai. Ir visos iš visų kitų šaltinių klubo pajamos, tai rėmėjų gautos pajamos, bilietų pardavimai, kaip ir minėjau, žaidėjų transferai, 882 tūkstančiai,5 eurų. Tai va tokia proporcija. Ir kitoks yra arenos santykis mokėjimo, būtent už 22-23 metų arenos nuoma buvo sumokėta 115 tūkstančių su PVM. Čia ne ko gero, bet čia tiesiogiai buvo susidurta su energetiniais pokyčiais, ko gero. Tai va tokias. O dabar kalbėti apie 23 metus galiu tik iš dalies, reiškia, kad šiais metais savivaldybė paskyrė 634,4 tūkstančių eurų, iš jų moterų komandai 29,4 eurų ir 50 tūkstančių eurų būtent klubas kaip Lietuvos krepšinio lygos narys turėjo sumokėti lygai už prisidėjimą prie Karaliaus Mindaugo taurės finalinio etapo organizavimo. Kas atsimena, šiais metais buvo didelis renginys, tai jo samata apie 200 tūkstančių, tai klubas prisidėjo 50 tūkstančių eurų būtent prie to organizavimo, būtent finalinio etapo Šiauliuose, kur vyko. Tai va tokios buvo, o mokesčių lengvatos dar nėra suteiktos, jos bus suteiktos per 2 kartus, tai bus spalio, lapkričio ir gruodžio tarybos posėdžių metu, dar mes tiesiog pagal teisės aktus dar, netėjo dar laikas tų lengvatų suteikinėti, tai mes dar neturime informacijos, o apie klubo rėmėjus irgi negaliu pasakyti labai tikslios sumos, kadangi dažniausiai rėmėjai metų pabaigoje paaiškėja visas rėmėjų indėlis į klubo finansavimą. Tai ko gero, kad kitų metų, galbūt sausio, vasario mėnesį tikrai, jeigu pakviestumėt arba paprašytumėt informacijos, tai pateiktumėt tą pačią tvarką kaip ir apie 21-22 metus, kad būtų aiškumas didesnis. Tai va tiek trumpai. Toliau klausimas buvo dar dėl... Jeigu galima, Gintarai, noriu pasitikslinti tada apie tuos 634 tūkstančius. Tai ta suma, jinai dar kaip tęsis ir iki gruodžio 31. Jo, taip. Čia yra šitų metų 23 metų paskirta suma. Taip. Aišku. Gerai, tai toliau. Dar buvo daugiau paklausimą, kur aš papasakoju iš pradžios. Apie lengvatas, kokį atlygį gauna klubo valdybos nariai. Atlygio negauna ne vienas jokio klubos narys. Visi klubo valdybos nariai dalyvauja veikloje visuomeniniais pagrindais. Jokio mokėjimo nėra. Dėl kitų metų pretendavimo į kokios bus pretenduojamos lėšos, tai būtent yra jau paskelbtas konkursas, įvyko paraiškų surinkimas, tai būtent pagal teisės aktus klubas, kaip ir kitos organizacijos, pretenduojančios patekti reprezentacinių renginių sąrašą 24-5-6 metų, yra pateikę paraišką, kurios suma yra prašoma iš savivaldybės biudžeto 24 metams 785 tūkstančių eurų. Bet čia noriu pabrėžti, kad čia tik prašoma suma, tikrai čia tik tas yra projektas pateiktas. O teisės aktai mūsų nustatyti, tai kitų 25-6 metų neprašomos sumos, nes tos sumos kiekvienais metais yra tikslios. Tai va toks atsakymas. Ir dėl arenos, koks bus arenos kiek klubas mokės už arenos nuomą, tai nesenai vyko dalininkų susirinkimas, tai klubas pateikęs yra informaciją, kad
būtent 23-24 metų nuomos sutartis yra pasirašyta su nauju koncesininku, yra 60 000 eurų plus PVM. Tokia suma yra fiksuota suma būtent sezonui, nuo Liepos 1 iki kitų metų Liepos 1. Tai va tokia informacija, daugiau tai Tam buvo prašymas, kas delegavo, tai savivaldybės atstovas, aš suprantu, kad delegavo savivaldybė, bet yra dar du nariai, pirmininkas ir ponas Petkauskas, kas juos delegavo į valdybą. Nu, tai ko gero, kad deleguoja kiti dalininkai, kas yra dalininkai šito klubo. Sakykim, savivaldybė mes esam dalininkai 24, kaip mes jums teikiam informaciją, 24,8%, tai kiti dalininkai, jie turi teisę deleguoti savo atstovus. Supratau, tai dabar kiti dalininkai, nes būna visokie tie principai, pavyzdžiui, būna vis nors super duper, ten didelis rėmėjas nori dalyvauti valdyboje, nes jisai parėmė ženklę sumą dabar. Viskas aišku, kitas dalininkas, nes yra du. Tai šitą, kas yra valdybos nariai registrų centre skalbiama viešai, yra tiesiog... Ne, aš žinau, bet ta prasme nėra, kas delegavo, ar tai kažkoks, pavyzdžiui, gal savivaldybė delegavo. Ne, mes savivaldybė negalim deleguoti kitų žmonių. Tai aš bandau įsiaiškinti, kas delegavo kitus du narius, aišku, ačiū. Ar turit kolegos klausimą? Neaišku, gal. Aš norėjau dar paklausti, tai dabar, sakykim, tos lėšos, kurias prašomas ten, kur spaudoje ten pasirodė kitiems 3 metams, tai čia vis tiek kažkokią paraišką, ne, gaunat iš... Jo, kur spaudoje pasirodė, tai mums tai, šiek tiek, tokį kelią nusivylimą, iš tikrųjų, ten buvo neaišku, iš kur gauta informacija, iš tikrųjų konfidencialiai, kadangi kur paraiškus nėra patekę ir netgi paraiškų teikėjai pateikdami duomenis, kas paraiškoje yra iš tikrųjų pažymėta su konfidencialumo grifa yra, ir ten, kur pateikta informacija, aš tikrai skaičiau tos laikraštį informaciją, ten buvo tikrai klaidinga paraiška ir šita paraiška yra tikrai, mes esam oficialiai gavę kitokią, kur jau minėjau, 25-26 metai, kaip ir visi, taip pat ir kultūros renginiai neprivalo nurodyti kitų sumų. O ten kaip nutekėjo ta informacija, kokiu ten būdu, tai čia nežinau. O tai gal galit jūs, Gintarai, tai gal galėtumėt jūs, pavyzdžiui, palyginimui, jūs kur įvardino tuos 21-22 metus ir tada palyginimui mums irgi tarybos komiteto nariams atsiųsti tas paraiškas, kurios buvo teiktos už tos laikotarpius. Ai, kokia buvo prašoma suma? Ne suma. Įdomu tas detalizacija pati, tarkim, ar ne? Tai, nes ten reiškia paraiško ir bus visa suma, ne tik tais savivaldybės dalis, kaip aš supratau, bet kaip jūs minėjote, reiškia bus visa suma, kuri, sakykime, 21 metais buvo planuojama pačio klubo, ar ne? Tai reiškia, kiek prisidės savivaldybė ir kiek prisidės, nežinau, tenai planuojama, kiek rėmėjai prisidės, kiek iš bilietų surinks ir taip toliau. Nes vien tik tais iš savivaldybės biudžeto tu turbūt nesuplanuosi veiklos, ar ne? Čia pagal teisės aktus mes privalom, kaip privalomas, kiekviena organizacija, ne tik krepšinis, bet ir visos kitos organizacijos pretenduojančios gauti reprezentacinio renginio statusą, privalo turėti kitus finansavimo šaltinius, privalo pabrėžti, ne mažiau 20%. Aš ir prašau, ar jūs galėtumėte ir nurodyti potencialius rėmėjus, negali jie žinoti prieš metus, prieš 2, prieš 3, kas ten bus potencialiai, tai tos pradinius variantus tai mes turim, paieškosim tikrai. Jo, tai ten, aš kaip suprantu, ten turėtų būti detali informacija, tai jūs ten matot, kad turėtų būti matoma, kiek prašoma, nežinau, ten, transportui, nežinau, kažkokiam tai pačiai arenos nuomai ar dar kažkam, visi tie dalykai tenai turėtų būti detalizuoti. Tai jūs tas paraiškas, kurias vertinot, mes galim kontrolės komiteto nariai susipažinti jau su ta paraiška, kuri buvo įvertinta, kaip jūs sakot, tada nepažeidžiant jokių konfidencialumų, nes mes kalbame apie praėjusių laikotarpį, kur lėšos jau buvo paskirtos. Tai 21 ir 22 metų tas paraiškas, kurios jau buvo patvirtintos. Gerai. Mane domina dar vienas klausimas, jūs ir Vincas esat valdybos nariai. Tai savivaldybė gauna, savivaldybė skiria ženklę pinigų sumą, 600 000, 500 000,
O jūs matot tą detalų panaudojimą, ta prasme, kad tai lėšos panaudojamos racionaliai, sąžiningai, teisėtai, o ne ten kažkur, tarkim, išplaukė į Seišelių salas ar dar kažką. Tai yra panaudojamos tam, kam yra atvykta paraiškoj arba tam atlyginimą mokėti ir taip toliau arenai, o nesakau, yra kur nors išplauti. Nes mes tik tos informacijos nematom. Mūsų ateina, sako, duokim pinigų, mes pasitikėm tuo, išvaldom komisijų visokiom, paskiriam pinigus, o paskui tokio grįžtamo ryšio kaip ir nematom. Dabar jūs sakot, 69, 45% panaudojam, bet ar jums tokia informacija yra teikiama, ar ne? Aš bandysiu įsiklausyti, jeigu pavaduotojų patarėjų galima sakyti, aš kažkas su garsu pradėjo man čia vienam ar... Bet aš išgirdau. Bet klausimą, Gintarai, supratai, galėjau sakyti. Supratau klausimą. Bet vėl, Zakirai, vėl su garsu. Labai pabaigoje beveik nesupratom. Tai ar jums yra ataskaita pateikiama, kaip yra panaudojamos lėšos? Taip, supratom. Pateikiamos ataskaitos, klubas pagal teisės aktus irgi pateikė informaciją, kaip ir minėjau, mes viską žinom, kur panaudoja savivaldybės lėšas, o bendras klubo biudžetas, kur panaudotos lėšos, tai dalininkų susirinkimui be abejonės pateikė klubas tvirtinti, kada būtent tvirtinamos metinės finansinės ataskaitos, jų rinkiniai, ir tai yra iš tikrųjų skelbiama viešai, iš tikrųjų irgi tas pats registrų centre. Pirmiausia, klubo direktorius pristato valdybai, derinasi su valdyba, kai bus išleidžiamas lėšos, pateikia planą. Po to pristato planą gyvendinimą valdybai ir tada pristatoma metų pabaigoje finansinė ataskaita dalininkams. Jeigu yra kokie esminiai kažkokie pakeitimai finansiniuose srautuose ar dar kažkur, tą sprendimą priima dalininkai. Ar taip galima naudoti, ar tą žaidėją kažkokį pirkti, skirti papildomus lėšas žaidėjų įsigijimui, ne visas yra valdybos galiose. Dalį sprendimų priima į dalininkai. Supratau. Tai ar turėtume dar klausimų? Aš turiu klausimą, norėčiau pasitikslinti. Būtent klubas, tai yra kaip viešai įstaiga, kaip skaitosi, ar pelno... Viešo įstaiga veikianti. Vadinasi, jūs bet kokiu atveju taip pat kaip gaunat viską, balsuojat iš finansinius rezultatus už viską, taip? Taip. Ir ten viską registrų centrui pateikė taip, kaip priklauso, jokių, jeigu norėtų viešai, ten pasižiūrėti galima. Kas jau viešai priklauso. Taip, protokolai, balsavimai. Aš nežinau, iš tų visų klausimų, nežinau, kaip kolegos išklausėt, aš kažkaip išklausiau, bandant buvo vienas klausimas, ar yra kokios sąsajos būtent su Rusija. Tai ar čia to klausimą kas nors, čia kadangi ir viešoji buvo visokių įstaigų ir klausimų, ar kas nors nagrinėjotis, ar turit atsakymus? Jo, mes iš tikrųjų galiu pasakyti, kad gavom oficialų laišką, elektroninį laišką iš būtent Artūro Nacicko. Nežinau, tą laišką netgi galėčiau dabar, jeigu man kokią minutę duotumėt, aš galėčiau netikėti ekraną, galėtumėt perskaityti. Man atrodo, mes jį matėm, bet, suprantate, aš perskaičiau, jis pasakė, bet aš manau, aš esu asmeniškai susidūrusi, tai paprastai pateikė šiek tiek veiklos, ten turėtų biškį pagrįsti, pasakyti daug ką gali, bet ar neprašėt kokių nors įrodymų kažkokių tokių? Čia tik tais klausiu kaip dalininkai, nes visuomenė tikrai gali koks teisininkas esu, bet kokia pateikta informacija, galbūt jeigu yra tai teisės aktų, teisėsaugos galbūt variantas būtų, mes tą tyrimą iki Rusijos. Jeigu atsakant, tai galbūt dalininkai, kaip savęs ir diskutavo to klausimu, bet valdyboje tai mus tenkino tas viešas jo pareiškimas, atsakymas, pusiau viešas toks. Tai dalininkai, ten kurie yra, galbūt ir už dalininkus negalima atsakyti, ar jie diskutavo tą temą, ar juos tenkino toks atsakymas, gal plačių kažką pakomentavo Nacickas, to negalim, bet valdybai tai buvo pristatyta ir valdyba. Supratau. Tada dar vienas pasitikslinsiu, dažnai buvo bent jau sąrašas įtrauktų asmenų, kas dalyvauja Rusijoje, ten toksai buvo viešas, jeigu neklystų kažkur, tai pavardės, vardai nepasižiūrėt savivaldybę, ar tikrai pasitikrint, kaip aš sakau. Nes buvo, man atrodo, aplamai buvo, kas su Rusija bendrauja, jeigu neklystų, taigi buvo viešas tokias. Ar pasitikrino bent jau tame sąraše, kur buvo viešai, ar nėra tam?
patys asmeniškai. Nu, nėra tos pavardės, apie kurią ką. Nėra. Tai bet aš tai tiesiog tiek norėjau. Jeigu niekas neprieštarauja, tada... Aš dar vieną klausimą galima sakyti. Jo, tai aš šiaip, ten galbūt kažkokios informacijos turit, kažkokios neturit, bet akivaizdu, bet kas įsivedęs internete gali rasti tą emblemą ir tą pavadinimą pardavinėjamos produkcijos iš Lietuvos, kuri puošia ir mūsų krepšinio klubo rėmėjų, ta prasme, kuri puošia aprangas ir reklamą. Tai čia jūs, kaip manot, čia tas dalykas kažkaip morališkai priimtinas yra ar ne? Aš nežinau, gal patarėjai jūs pakomentuokit, gal jūs daugiau informacijos, kokį mes atsakymą esam gavę, kad šito prekybinio ženklo, kur buvo nuskambėję, naudojimas yra sustabdytas prasidėjus karui. Toks atsakymas buvo. Toks atsakymas yra, tada jeigu nepasitikim... Bet toks atsakymas, jeigu mes turbūt čia remiamės viešą informaciją ir nėra, čia dabar nepradėsim dalintis screenshotais ekrane ir taip toliau, kad tas ir toliau vyksta dabar. Ta prasme, kad tas dalykas vyksta ir toliau ir ta produkcija yra prekiaujama, bent viešoje erdvėje tokią informaciją galima visiškai nesunkiai surasti. Tai nežinau, ką jums ten pasakė ir kaip, bet man paprastas klausimas. Tai kadangi ta produkcija ir toliau ten yra prekiaujama, tai yra ta pati emblema, tai kaip jūs manot, iš tos pusės čia tas moralės klausimas. Mano būtų toks atsakymas dabar, tikrai, kada bus valdybos, dabar aš atmintinai nepasakysiu, kada valdybos posėdis bus krepšinio klubo, tai tikrai pirmo klausimu bus darbotvarkėje įtrauktas šitas klausimas. Ir gausit išsamų arba Nacicko paaiškinimą, arba perduosim dalininkams priimt sprendimą kaip valdyba, kad pateiktų išsamų atsakymą, kad tenkintų visus. Mano būtų toks, kaip valdybos nario, toks bus prašymas, klausimai traukimas ir perduoti dalininkams ir dalininkai atsakytų viešai į šitą. Tikrai aš, Martynai, jums pritariu dėl ženklų, dėl pavadinimo, dėl grūdelį, taip pat. Mano tokį galima pastebėjimą. Nes, pavyzdžiui, kaip mes ten ką nors įsirodysim, kas ten kokį brandą naudoja, kai Rusija yra iš viso jau už kitos teisės erdvėj, reiškias, teritorija. Kaip tu ten ką nors įrodys ir kas ten kažkaip, aš nelabai suprantu. Ne, galbūt nesavininkas, akcininkas pateiks išsamesnį, kiek galima pagrindinti įrodymą, kad išsklaidytų tas mintyse, kurios kyla daugam. Paprasčiausia. Ir aš nesakau, kad čia dar kažką, bet tai pateiktų tokius įrodymus savo kažkokius galbūt, aš žinau, kontraktų nutraukimo datas ar dar kažką, kad tikrai būtų, tai išsklaidytų tas mintis, kurios mums visiems kyla. Man tai toks pasiūlymas ir jeigu jūs tenkina, aš taip kaip valdybos narys pasielgsiu valdybai. Mane tai labai tenkina, tiesiog aš pats, kadangi dirbau ties šitą temą, rinkau tos visus įrodymus, sakykime, ir rašiau apie visą tai, tai aš matau, kad yra, pavyzdžiui, produkcijos etiketės, kada pagaminta, kada galioja, matau komentarus internete vartotojų, kurie rašo, pavyzdžiui, jeigu vykstant kavai, praeitų metų, tai yra komentarai, kas labai skanus sūris, bet ne, tarkim, ne parmezanas čia. Aš ten dėžiau savo markiai ir savybą. Tai iš Lenkos nerašta tokių komentarų, kažkas tiesiog yra ten toks puslapis, kurie atsiliepia. Reiškia, gavo kažkur nusipirkti, yra įdėta nuotrauka. Ir taip, toks būtų prašymas, kad užtikrinti, kad mes neturėtume tų ryšių, su ta teroristinė valstybė, kad nebūtų tie brandai, vienas reklamuoja ten, kaip sūrė, kiek krepšinio komanda tarsi dalyvauja, kažkoks toks labai nemalonus jausmas. Ir viskas sakoma. Ir kuo mažiau ryšių turėti. Kai gausit išsamesnį, skaitykim, kokį paskutinį, imkim dalininkų krepšinio Nacicko paaiškinimą,
tuomet galėsim ir vertinti. Jūs galėsite vertinti, ar tenkina, ar netenkina. Jeigu netenkina, yra kitokių būdų dar patikslinti, kažko paprašyti. Jeigu taip kalbant, kad patikslintų tą informaciją, vienokią ar kitokią. Ačiū. Dėkui. Tai tada ačiū gydytojui už tikslius skaičius, už paaiškinimus, už skirtą laiką. Ačiū direktoriaus mero patarėjai. Dar esam įpratęs pagal seną vadinti. Ir ačiū Ingai, kad tiek skiria laiko ir dirba tokį sudėtingą darbą. Ačiū. Ir Dėkui. Pasimatysim kažkada vėl. Ate. Ačiū. Ačiū. Geros dienos. Ir sėkmės. Viso gero. Iki. Iki.